Gedimino prospektas, dabar yra 19 valandų 12 minučių. Matome, kad pilnas prospektas pristatyta ūkininkų traktorių. Palei vieną pusę. Viduje ūkininkų nesimato. Ir taip tęsiasi iki nuo Lukiškių aikštės iki, ko gero, iki pat Kudirkos aikštės. Matome vienas iš reikalavimų sumažinti akcizą, o galbūt netgi panaikinti dujams. Lygiai toks pats vaizdas iš Lukiškių aikštės link Seimo. Palei visą gatvę yra išstatyta technika. Kitas reikalavimas. Traktoriai galingi. Čia apie ministrą, žemės ūkio ministrą. Yra asilas, įsivaizduoja esantis Eržilų. Kaip žinia, šiandien antradienį žemės ūkio ministras lankosi Briuselyje. Gal jau ir grįžo į Lietuvą į vakarą. Traktorio ratas aukštesnis negu mano ūgis. Žmonės fotografuojasi prie technikos. Kiti turbūt pirmą kartą mato tokius traktorius. Tokius traktorius gyvai, arti. Galima tik tai pagalvoti, kiek čia yra milijonų išleista. Visai tai technikai įsigyti. Dar vienas reikalavimas. Sunku suprasti jo esmę.
Na štai ir Seimas, o priešais Seimą vėl įstatyta technika. Žemės ūkio ministrui siūlo eiti į pelkes. Ukmergė. Ir čia iš Ukmergės atvažiavę ūkininkai. O štai ir miškovežiai palei gatvę ties Seimu. Visa eilė miškovežiai. Štai kaip atrodo vieta už automobilių stovėjimo aikštelės, žvyruotos prie Seimo. Visa pieva, buvusi pieva, užstatyta ūkininkų traktoriais ir kita technika. Kaip žinia, pagrindinis protesto mitingas vyks rytoj prie vyriausybės. Tai matome, kad dar atvyksta technika iš vakaro. Tai yra pats pagrindinis protestas bus trečiadienį. Banko nuosavybė iki 28 metų. Tai reiškia, kad išperkamoji nuoma šitam traktoriui taikoma. Kaip matome, ir policijos ekipažai ko gero bus per visą naktį patruliuojama. Prieš tai dar buvo matoma ir apsaugos tarnybos automobiliai. Ateitis mūsų rankose. O geros šviesos. Malonumas dirbti su tokia technika turėtų būti. Bandysiu pakalbinti vieną kitą ūkininką ar ūkininkų grupę.
matosi užrašas, jeigu palaikai žemdirbius, pasignalink. Ko gero, šitą techniką tik dabar atvažiuoja į Vilnių. Gali būti iš tolesnių miestų, bet galima bus paklausti vyrukų. Dauguma ūkininkai jauni žmonės, apie 40 metų, galbūt šiek tiek daugiau, iki 40 metų. Pažiūrėkime, kaip sustatyta technika. Viena prie kitos, traktoriai stovi, net praėjimo nėra, žmogui neįmanoma praeiti tarp traktorių. Kadangi vietos čia ne per daugiausia, technikos begalė yra. Sveiki, iš kur atvykote? Labą vakarą jau. Taip. Iš Kelmės atvažiavo. Iš Kelmės. Dabar tik tai pirmą kartą į Vilnių atvažiavo, taip? Su traktoriais taip? O taip, tai nebuvote Vilniuje dieną, dienos metu, dabar tik atvykote. Taip. Na ir kaip jums vaizdas? To tikėjotės, kad tiek technikos bus Vilniuje? Niekada netikėjau, kad mes, lietuviai, ūkininkai, galim būti tokie vieningi ir kad suvažiuosim čia šitiek daug. O kiek iš Kelmės atvažiavo žmonių? 20 virš traktorių. Taip. Ir dabar kaip tik visa jūsų eilė ir atvyko, ar ne? Taip, atlaukiam 6 gal virš valandas, bet mes kantrus. Taip. O sakykit, kiek žemės dirbat jūs? Koks yra plotas pas jūs? 300 hektarų. Taip. Tai jūs esate iš stambesnių ūkininkų, ar ne, Kelmėje? Nelaikyčiau stambesnių. Ne, taip. Gal prie smulkesnių. Aišku. O jūsų reikalavimas pagrindinis turbūt būtų, kad ministras atsistatydintų, ar ne? Ne. Mes nenorim valdžios nuversti. Mes norim, kad pasikeistų žemės ūkio politika. Ministras čia nesmė. Nesmė. Aišku, tai ačiū labai. Sėkmės rytoj jums. Visą geriausią. Kaip girdėjote, atvyko iš Žemaitijos, iš Kelmės, iš Plungės. Ūkininkai patys nesitikėjo, kad toks bus vieningas protestas. Ūkininkai nesiekė valdžios nuvertimo ar tai ministro atsistatydinimo. Sako, kad reikalavimai nėra politiniai, bet akcizo panaikinimas ar mažinimas kūrui bei dujoms, tai kitaip nepavadinsi kaip politinių reikalavimų, kadangi politikai priėmė sprendimą padidinti akcizą, įvesti akcizą suskystintoms dujoms. Na štai, grupė ūkininkų iš Plungės, sakė, beveik pusę dienos laukia prieš įvažiuojant į Vilnių ties Avižieniais, neleido jiems čia įvairuoti. Iš Plungės išvažiavo pirmadienį, atvyko tik tai dabar, antradienio vakarą vėlu. Tai ką, vyrai, sėkmės?
Bandau pakalbinti ir pakalbinsiu atvykusią ūkininkę, o galbūt netgi bendrovės. Prisistatykit iš Panevėžio, kiek žinau, taip? Iš Panevėžio žemės ūkio bendrovė Dirčiūnai. Taip. Sakykit, kiek jūsų plotas, koks yra žemės plotas, apdirbamos žemės plotas? 1300 galvijų laikomi ūkiai ir 1000 hektarų žemės. O kiek turite savo ūkyje bendrovėje technikos traktorių, va tokių, kurie čia atvyko? Tiek, kiek reikia aprūpinti šį ūkį pašarais, nes pas mus yra ne augalininkystės ūkis, o gyvulininkystės ūkis, pieno ūkis. Taip. Sakykite, dabar, kaip žinia, prioritetas yra gyvulininkystė. Tai galima sakyti, jūs pataikėte, ar ne, kad neišpardavėte karvių, turite galvijus, ar ne taip aš sakau? Mes esam situacijos įkaitę, mes daug investavom iš tikrųjų į ūkį ir norėjom padaryti modernų ūkį, teisingą gyvulių geroviai ir suteikti ypatingai geras darbo sąlygas darbuotojams. Ir investavom iš tikrųjų eilę metų. Šią kryptimį dirbom ir dabar tiesiog esame įkaitai iš tikrųjų, todėl kad pieno supirkimo, žaliavinio pieno supirkimo kainų nėra tokių, kurios galėtų, sakykime, taip mums iš tikrųjų, kaip pasakyti, dirbti perspektyviai. Mes padarėm daug investicijų, o dabar mokam beprotiškai didelės palūkanas už tikrai didelės paskolas. Privalom toliau investuoti, todėl kad tai yra nebaigtinės investicijos. Tai pasakyti, vienas iš etapų tik tai padarytas ir tiesiog esame įkaitai. Plius gamtosauginiai reikalavimai iš tikrųjų jie yra pjaunantis iš tikrųjų ir pačios valstybės politika, sakykime taip, tai tą šaką, ar ne, kuriai yra suteikta labai daug paramų ir iš nacionalinio biudžeto, ir ES lėšų. Ir dabar yra taip, kad tas ūkis, iš tikrųjų, investavęs, gražus, tvarkingas, bet yra vargstantis. Ar tiesa, kad ES vis didindama išmokas priverčia kaip tik tiekėjams, tai yra supirkėjams pieno mažinti kainas? Ar tai yra susiję su tuo, su išmokų padidinimu? Galim pakartokit klausimą. Proporcingai. Tik tai didėja išmokos ES, automatiškai mažėja pieno supirkimo kainos. Ar tai tiesa? Man labai sunku vertinti iš tikrųjų, kodėl supirkėjas ir, kaip pasakyti, ir prekybininkas yra tokie godūs, kurie nenori dalintis iš tikrųjų su ūkininku, kuris yra pagrindinis šios žaliavos yra gamintojas, iš kurios gyvena ir prekybininkas, ir perdirbėjas. Realiai yra taip, kad visa infrastruktūra ir pagrindinis darbas ir darbo jėga yra žemutiniai grandy, bet žemutinės grandies gaunama dalis nuo pakelio pieno, jeigu pakeliais pieno skaičiuotumėm, ar ten litro pieno, yra pati mažiausia. Tai yra neteisinga ir tai negali būti ilgalaikiai, todėl kad tie ūkiai, kad ir pats moderniausias ir perspektyviausias, sakykime, iš pirmo žvilgsnio ūkis, jis tiesiog neišsilaikys. Aišku. Tai 1 litro ar kilogramo supirkimo kaina kokia šiandien yra? Yra 35 centai šiai dienai, truputėlį pakilo, bet tai 2 centais tik tai. Tai ką, ačiū Jums labai ir sėkmės rytoj ir poryt protesto mitinge. Visą geriausią.